čia kažkas vienas turėtų laukti. Na, sveiki, mėlyje atvykę į Vietnamą ir aš jūs pasitinku su tokio dydžio eilėmis Hanojaus oro uoste. Taip, kad pasiruoškite savo pasus ir vizas ir nusiteikite laukti čia bent valandą, bet tai gali užtrukti ir net iki 2 valandų ar net dar daugiau. Na, kaip matėte, mane jau pasitiko vairuotojas iš viešbučio, man vienai tokia kelionė nuo oro uosto iki viešbučio kainavo 25 eurus, bet jei nenorite mokėti tokios sumos, tai tikrai galite rasti tiek taksi, tiek autobusiukus, kurie išvežioja kiekvieną keleivį į skirtingas vietas Hanojaus mieste. Šiandien pradėsiu dalintis visko, kaip keliaujam Vietname, nes noriu parodyti iš tikrųjų, kaip viskas yra lengva ir kad galėtumėt keliauti ir jūs. Tai dabar laukiam savo autobuso, kurį užsisakėm per 12 Go Asia. Tiesiog vakar užsisakėm, šiandien keliauja. Kelionė šiaip užtruks 3 valandas ir autobuso kaina yra 7 eurai. Tai, sakyčiau, visai neblogai. Vietname kelionės autobusų yra išvystytos iki aukščiausio lygio, taigi viskas vyksta labai sklandžiai, greitai ir patogiai ir štai mes jau Ninh Bino mieste. Apsistojame šitame viešbutyje, gavome iš karto žemėlapį ir tuoj keliausime apsižiūrėti aplinkui. Iškart galiu pasakyti, kad viešbučio lokacija yra arčiau gamtos, tai jums tikrai būtinai reikės arba dviračių, arba motorolerio, bet jeigu norite rinktis kažką arčiau miesto, labai rekomenduoju šį viešbutį, kuriame buvau apsistojus prieš 3 metus. Taip pat turite žinoti, kad nesvarbu keliaujate su motoroleriu ar dviračiu, jums beveik visur reikės susimokėti parkingo mokestį, kuris gali siekti nuo 20 centų iki maždaug 50 centų. Na ir atvykstame į pirmąjį objektą, kuris yra beveik visai šalia mūsų viešbučio, tai Beach Dong pagoda. Susimokėjom parkingą tenai, palikom savo dviračius ir keliaujam apsižiūrėti. Įėjimas čia yra visiškai nemokamas, tik nepamirškite pasirūpinti tinkamą aprangą, nes aš to nepadariau. Faktas, kad aš apsirengus lygiai taip, kaip neturėčiau būti apsirengus, bet gal einam, kažkiek pavyks pamatyti. Ir nors netinkamai apsirengę turistai nėra stabdomi, geriau reikėtų pasidomėti tuo iš anksto ir apsirengti pagal taisyklės. Čia matome vieną iš kelių uoloje įsikūrusių šventyklų, taigi šiek tiek apsižiūrime iš išorės, o tada jau keliaujame gilyn į uolos vidų. Tai dienos metu čia gali būti tūkstančiai šikšnosparnių. Tai geriausia neužsilaikyti vienoje vietoje, nes jie tuštinasi tiesiog taip miegodami, tai gali nepasisekti. Karštis urvo viduje yra tiesiog neapsakomas, tačiau jeigu jūs bijote uždarų erdvių ar šikšnosparnių, tada tikrai nerekomenduoju jums šitos vietos. Karštis 10/10. Praėję nedidelę atkarpą urve mes ir vėl išlendame į dienos šviesą, dar šiek tiek pasivaikštome aplinkoje, pasižiūrime, kasgi čia gero ir esame pasiruošę keliauti toliau. Mes Ninh Bine esame Liepos mėnesį, ko tikrai nelabai rekomenduoju, nes karščiai yra nerealūs, o drėgmė tiesiog siaubinga. Veidelis tai karsa. Kas fainiausia yra, kad pasiėmėm tiesiog dviračius iš savo viešbučio, tai geriausia yra žiūrėti, kad viešbučius būtų nemokami dviračiai ir tiesiog keliaujat aplinkui visą miestą ir žiūrit, kas kur jum įdomu, nes nėra didelė atstumai ir nėra per daug transporto, kad čia būtų baisu vairuoti, kaip pavyzdžiui, kokiam Hanojui, bet čia viskas labai paprasta ir gražu tiesiog pavažiuoti ir apsižiūrėti aplinkui. Šitame mieste aš jau esu buvus, dėl to apsistojom tik 1 naktį, nes jau žinau viską, kur nukeliauti, ką pamatyti, kur pavalgyti. Tai būtinai rekomenduosiu ir jums. O dabar mes tiesiog ramiai savo, mėgavomės vaizdais ir važinėjom. Šiaurės Vietnamą lankau jau 3 kartą, tai tikrai žinau, kad čia vasaros metu būna dažni lietus, bet tikrai nereikia jų bijoti, nes palyja apie kelias valandas labai smarkiai ir toliau vėl galite daryti, ką norite. Na, o mes tuo tarpu atėjome papietauti į šį restoraną, kur už viską, ką matote video, mes sumokėjom
5 eurus. Gal net tiek nesumokėjom. Žodžiu, vietnamietiškas maistas yra tikrai pigus, bet jeigu norėtumėt užsisakyti kažką iš europietiškos virtuvės, tai kaina būtų 2. Kadangi lietus, kaip ir planuota, nesibaigė keletą valandų, mes tiesiog nusprendėme šiandienos dieną ramiai užbaigti grįždami į viešbutį ir susimatysime rytoj. Atsikėlėm, dabar iškart ir išsiregistruosime iš viešbučio, susidėjom daiktus, varom pavalgyti, nes įskaičiuoti pusryčiai ir tada varysim jau šiandien išsinuomosim motorolerį ir varysim taip pakankamai aktyviai aplinkui. Kai mes užsakinėjom šitą viešbutį, tai naktis kainavo apie 25 eurus 2 žmonėm ir dar į tai buvo įskaičiuoti pusryčiai, tai kaina tikrai labai gera. O be to ir pusryčiai buvo tikrai pakankamai su dideliu pasirinkimu ir skanus, tai tikrai laisvai galėčiau rekomenduoti šitą viešbutį. Tik tiek, kad kaip ir sakiau, jis šiek tiek yra toliau nutolęs nuo miesto centro. Pavalgėm ir dabar pasimsim motorolerį, reikia įpildyti kuro. Viešbutis tikrai labai gražus. Dar turime baseiną, bet nespėjom jo pasinaudoti. Ir dabar jau čiupsim motorolerį ir varysim. Kiekvienam viešbutį galima palikti savo bagažą ir tada keliauti visai dienai. Motorolerio nuomos kaina dienai svyruoja nuo 5 iki 10 eurų, priklausomai iš kur jį nuomositės, bet aš visą laiką asmeniškai labiau pasitikiu viešbučiais, nors ir kaina didesnė, bet tada jie tikrai neduos jums kokio nors nepatikimo ar sugedusio motorolerio. Tuo tarpu, jei nuomosite iš gatvės, labai didelė tikimybė, kad gausite prastą motorolerį arba jie bandys tiesiog kažkaip jūs nuskeminti. Na, kadangi jau išsinuomavome motorolerį, tai šiandien keliausime į tolimesnius taškus ir pirmasis iš jų yra Mua Cave, tikriausiai viena fotogeniškiausių vietų Ninbine. Nuo mūsų miestelio iki Mua Cave yra apie 16 minučių su motoroleriu, tačiau šį atstumą tikrai laisvai galite įveikti ir su dviračiais, tik užtruksite kiek ilgiau. Kaip visada, turime susimokėti už dviračių ar motorolerių parkingą, tai pasidarom tai, nusiperkam bilietą į patį Mua Cave, kuris kainuoja apie 4 eurus ir keliaujame link jo. Taip pat keliaudami link Mua Cave nepraleiskite vieno įspūdingo dalyko. Po dešinę pamatysite milžinišką lelijų lauką. Įėjimas nebus mokamas, taigi būtinai užeikite, o jeigu dar pastebėsite, kad lelijos žydi, tai prižadu jums pasidarysite be galo daug gražių nuotraukų ir prisižiūrėsite nerealių vaizdų. Na, čia mūsų užklumpa netikėtas 10 minučių lietus, kuris po 10 minučių baigėsi, grįžta saulė ir grįžta didysis karštis. Vietiniai netgi vaikšto su tokiomis specialiomis striukėmis, kurios turi ventiliatorius. Prisipažinsiu, tokį dalyką mačiau pirmą kartą gyvenime, bet vienu momentu tikrai jiems labai pavydėjau. Influenceriai grįžta po darbo dienos. Dabar lipsim į kalną, aš jau įlipau prieš 2 metus. Žinau, kaip bus karšta ir sunku ir taip toliau panašiai. Jis dar nežino, tai sėkmės jam. Visi šlapi, realiai kiaurai šlapi ir numirę. O, Jezus. Are you ready? As before the mountain. 500 laiptelių. 3 laipsnių karštis. Pusė kelio įveikta. Praeitais metais nepatiko man šitas kalnas. Vis dar nepatinka. Mua Cave turi 2 viršūnės, mes užkopėme į kairėje, o dešinę dabar galite matyti video, taigi labiau rekomenduoju pasukti į kairę ir kopti į aukštesnę viršūnę, nes nuo jos atsiveria gražesni vaizdai. Ant kairiosios viršūnės yra drakonas, tačiau nerekomenduočiau laipioti čia, kur laipioja šie žmonės, nes, kaip matot, tai tikrai pavojinga. Ir po to mes keliausim tenai ir plauksim su mažom valtelėm. Kaip matot, vaizdai tikrai yra gniaužiantis kvapą, tai tikrai verta pavargti kopiant į viršų. Tai va, gerą valandėlę pabuvom čia.
Ir leisime žemyn, nes žiauriai karšta ir dabar galvoju tik apie kokį šaltą kokteilį ar šaltą kavą. Tai šiaip rekomenduočiau į šitą kalną įlipti kuo anksčiau ryte, nes kad kai saulė kyla yra dar karščiau, net ir ryte karšta, tai žodžiu, kuo anksčiau ryte, to geriau. O dabar mes keliaujam pasiplaukioti laiveliais, tokiais tradiciniais, tai važiuojam. Tai beveik visur turim susimokėti apie 30 centų už parkingą, šiek tiek mažiau yra, jeigu pasirenka dviratį. Ir dabar keliausim prasiplaukti laiveliais. Irgi pasakysiu kainą, nes kol kas dar nežinau. Nieko užsakinėti iš anksto nereikia, tiesiog atvykstate į šią lokaciją ir vietoje nusiperkate bilietus. Sakyčiau, kad esame labai gerų laikų, nes kad nėra daug turistų, tai galėsim ramiai prasiplaukti. Tai už bilietus mokėjom 2 žmonėm 18 eurų ir dabar galim pasirinkti, kurį kelią norim. Tai nežinau, pasirinkom antrą. Visi užtrunka apie 3 valandas. Gavom liemenės, kurias būtinai turim dėvėti, kad ir kaip baisiai atrodo. Ir dabar žiūrėsim dėl vaizdų. Šiaip tai šitas turas yra visiškai tinginių turas, nes tiesiog sėdi ir žiūri, kokiagi graži tave supa gamta. Tiesa, reikia žinoti, kad mes praplaukiam pro kelis urvus, kai kurie iš jų yra tikrai labai ankšti. Tai jeigu turit kažkokią klaustrofobiją ar šiaip urvų, uždarų erdvių baimę, tai galbūt šitas turas nėra skirtas jums. Kadangi vasara Vietname yra lietaus sezonas, gamta labai stipriai sužaliuoja. Ir nors pagal viską turistų turėtų būti kiek mažiau, kaip galime matyti, turistai keliauja į Vietnamą, man atrodo, kad visiškai visais sezonais, nes jų čia buvo pilna. Na, o čia matote žymę King Kongo uolą, nes būtent čia buvo nufilmuota didžioji dalis šio filmo. Tai iš esmės turas labai ramus, nėra, kad aš kažko labai daug reiktumėm, tiesiog sėdim, mėgojamės vaizdais, kartais išlipam saleliai, pasižiūrim iš salos, kaip viskas, pavyzdžiui, čia yra sala. Kaip ir minėjau, čia yra keletas labai panašių salelių, kuriuose galite išlipti, bet galite ir neišlipti. Čia jau priklauso tik nuo jūsų. Salelėse rasite šventiklas, šiaip gražią teritoriją pasivaikščiojimui ir taip pat tualetus. Šiaip visos salos yra labai panašios viena į kitas, tai jeigu neturite laiko, tai siūlyčiau aplankyti tik vieną iš jų, o jeigu turite laiko, tai galite išlipti kiekvienoje. Šį turą rekomenduočiau tiem žmonėm, kurie tikrai vertina gamtos grožį ir nori tiesiog ramiai, tyliai ir lėtai pasimėgauti juo. Mes, kadangi nelipome apžiūrėti kiekvienos salos, mūsų turas užtruko apie 2 valandas ir štai mes grįžtame į tą patį tašką, iš kurio ir iškeliavome. Po ramaus pasiplaukiojimo greitai užkandome maždaug už 5 eurus kaip visada ir nusprendėme užsukti į netoliese esančią senąją Vietnamo sostinę. Bet tiesą pasakius, likome tikrai nusivylę. Bilietas vienam žmogui kainavo apie 1 eurą, tačiau be pasivaikščiojimų su ožkytėm nelabai čia daugiau buvo ir galima kažką nuveikti. Taigi nusprendėme keliauti atgal į miestelį. Neapsigaukit dėl Vietnamo saulės, nors jos ir nebuvo daug, bet ji yra labai stipri ir šiandien sugebėjau sudegti veidą. O dar prie to pačio ir gavau nelabai kokią žinią apie autobuso bilietus. Žodžiu, pagal originalų planą šiandien jau turėjom iškeliauti naktiniu autobusu į Phong Nam. Spėkit kas, autobuse nebeliko vietų, nors mes jį užsakinėjom vakar vakare ir labai ilgai negavom patvirtinimo iš svetainės.
Ir galiausiai šiandien per pietus gavom, kad tiesiog nėra vietų, tada greitai užsakėm per kitą bendrovę, irgi nėra vietų, tada pasteiravom viešbučio. Pasakė, kad absoliučiai visiškai visi autobusai yra pilni. Ir mes iš šito miesto šiandien iškeliauti negalim. Taigi nusipirkom dar vieną naktį ir pasikeitėm kambarį. Keliaujam vakarieniauti ir rytoj dar praleisim visą dieną čia. Ką daryti, šiaip gaila, nes norėjau ilgiau po knapą būt, bet Vis dėlto prieš vakarienę nusprendėme, kad reikėtų susirasti kokią nors vietą, kur pasidaryti masažą, tai galiu drąsiai rekomenduoti šitą vietą, nes masažas buvo žiauriai pigus ir žiauriai geras. Good? Perfect. Visiškas kosmosas, valandos masažas 12 eurų ir geras masažas, ta prasme tikrai labai geras. Tai wow. Dabar beliko gauti vakarienę ir eiti pailsėti po šiandienos visų žygių. Kadangi jau kelias dieną iš dienos valgėm vien vietnamietišką maistą, tai šiandien norėjusi susirasti kažką europietiško. Žinoma, kad kainos visiškai europietiškos, bet maistas buvo skanus, tai šią vietą irgi pridedu jums prie rekomendacijų. Labas rytas! Tai, mėlyjeji, trumpai apie šiandien. Nežinau, ką mes šiandien veiksim, nes iš esmės Ninbinui užtenka vienos dienos, mes viską apžiūrėjom. Tai šiandien manau, kad tiesiog imsim motorolerį ir keliausim tiesiog kažkur. Ir 8 valandą vakare mes jau turėsim savo autobusą, su kuriuo keliausim į kitą miestą. Anais metais tokių problemų su Vietnamu neturėjau. Jie šiaip dažniausiai turi per dieną labai daug autobusų. Labai keista, kad visi autobusai užsipildė, nėra nei vieno autobusų. Nu, bet tada reiškia, kad kitoj vietoje jau gal autobusų užsakinėsim iškart tiesiai per viešbutį, bus šiek tiek brangiau, bet jau tada tikrai turėsim vietą. Mes išvarom. Žodžiu, nežinom, kur mes čia varom, bet parodysiu. Nusipirkom bilietą, kainavo 200 000 žmogui. Tai eilinis susimokėjimas apie 30 centų už parkingą. Ir tada einam pasižiūrėti, ką mes čia turim. Nežinau, kur mes čia einam. Taigi šiandien mes atvykom į ekologinio turizmo parką, kuris garsėja savo urvais, paukščių rezervatu ir išskirtinai gražia gamta. Tiesa, mes asmeniškai tikėjomės kiek patogesnio pasivaikščiojimo, nes buvo atkarpų, kai vos nereikėjo eiti 4. Jeigu jūs galvojat, kad jau čia įėjus nėra karšta, nes pagal viską atrodo, turėtų būti šalta. Karšta. Čia tiesiog visur karšta. Kiekvieną dieną, kad ir ką aš darau, aš nežinau, man dar jums reikia sakyti, bet karšta. Šiaip jeigu ten, tarkim, kokia Indonezija, puikus kontentas. Jeigu kokia Indonezija yra žinoma dėl vulkanų, tai Vietnamas yra būtent žinomas dėl tokių uolų urvų. Tai va, jeigu netyčia norėtumėte apsilankyti urvuose, tai šitame ekoparke galėtume rasti net 2 urvus. Karšta. Žodžiu, paukščių nepamatysim, nes manau, kad dėl lietaus sezono ir nuošliaužų, tai kažkur einam. Aba. Žodžiu, nuošliaužos yra labai dažnas dalykas, dėl to, jeigu yra nesaugu, tai iškasinėja, griauna, tvarko, kad nieko neatsitiktų blogo. Čia susimagėjom pinigus, kad statybvietėj pasivaikštumėm. Labai va. Na, labai gaila dėl paukščių rezervato, nes tai juk yra pagrindinis šio parko dalykas, bet dėl nuošliaužos mes negalėsim pamatyti beveik nieko. Dar visai įdomu, kad čia sutikome labai daug vietnamiečių turistų, kurie čia atkeliauja savo poilsiui, užsisako viešbutį su baseinu ir praleidžia čia kelias dienas. Žodžiu, čia dar atskiri įėjimai, pavyzdžiui, kur ten, jeigu norit į baseiną. Nu, bet mes nenorime baseiną, mes tiesiog random atvažiavom, tai norim pasivaikščioti, kad jūs matytumėt, kokio dydžio yra drugeliai.
Dabar einame į Amazing Place. Tai norim parodyti, kas yra Amazing Place, jeigu nežinojot. Tai va. Wow. Nu labai čia gražiai. Tai iš esmės, jeigu negalime patekti į paukščių rezervatą, tai nelabai čia daugiau yra ką veikti. Kaip ir sakiau, yra 2 urvai ir graži aplinka pasivaikščiojimui. Tai galiausiai pravaikštume čia gal apie 2 valandas ir nusprendžiam, kad laikas grįžti atgal į viešbutį. Beje, tik norėjau priminti, kad visas Vietnamo rekomendacijas ir patarimus galite rasti mano elektroninėje svetainėje www.spalvotampasauliui.lt. Ten aš jau esu įkėlus visos mano Vietnamo kelionės gidą, taip pat pridėdama ir Vietnamo kelionės žemėlapį, kad galėtumėt matyti visas mano rekomenduojamas vietas. Na, grįžę į viešbutį mes nelabai daug ką ir nuveikėme, tiesiog pailsėjome prie baseino, dar nulėkėme iki parduotuvės nusipirkti kažko skanaus, pavalgėme, pažaidėme biliardą mūsų viešbutyje ir tiesiog laukiame, kada jau bus tas mūsų vakarinis autobusas. Laukiam dabar naktinio autobuso, jau labai greit mus paims ir tada parodysiu, kaip viskas atrodo keliaujant naktiniais autobusais Vietname. Na, nusiteikit, kad autobusai vėluos, nes mūsiškis vėlavo 2 valandas, tai mes dar nuėjome pavalgyti ir bandysime antrą kartą vėl patekti į savo autobusą ir ačiū Dievui, antras kartas jau buvo sėkmingas. Na, čia svarbiausias patarimas, kai jau matote, kad autobusas beveik atvažiavęs, nevėpsokite, o patys pirmieji bandykite įkišti savo bagažą ir lipkite žiūrėti, ar jums užteko šitam autobuse vietos, nes pasirodo, kad visai tai būna, kad tos vietos ir neužtenka. Tai ir iš esmės viskas, nusiemat batus ir bandot prasibraut pro tokį koridoriuką ir žiūrit, kur jums likia vietos ir kur yra vietos, griebėt tą vietą ir iškart gulatės. Hello. Hi, how's it going? Nice to meet you. What do you mean no? Yeah, there's 3 of us. I don't know what you mean no. I really don't understand no. I'm sorry, I can't take that right now. There's only 1 bed left. You can go because I'll sleep on the floor. No. Nes jei neužsimsit vietos, tai gali baigtis kaip šitom merginom, kuriom teko miegoti tiesiog ant praėjimo grindų. Tai va, taip ir atrodo tas keliavimas naktiniais autobusais, tai tikiuosi, kad jums tikrai patiko šitas video vlogas. Būtinai užsukit į mano Instagramą ir sekit mano keliones, o jeigu dar turit kažkokių klausimų, tai būtinai pasireiškit komentarų skiltyje. Tikrai visiems atrašysiu. Ačiū, kad žiūrėjot ir iki susitikimo.